10 Lietuvos žiūrovai, džiaugiamės, kad įsijungėte mus. Tikrai važiuojame daryti reportažą iš Telšių banketo. Tai organizuojama yra ne pirmą kartą, bet pirmą kartą kunigų seminarijos patalpose. Tai tikrai bus labai įdomus liudijimai, tikrai tikime, kad bus didelis Dievo darbas nuveiktas. Ir va, kaip matote, atrodo, kas čia yra nufilmuoti, padaryti, sakysime, vieną liudijimą, vieną banketą. Bet tam reikalinga įranga, tam reikalingi žmonės, tam reikalingi jūs. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad mus palaikote, taip pat remiate finansiškai. Tai tikime, kad šiandien turėsite tikrai gerą laiką ir matysite nuostabių Dievo šlovingų darbų. Likite su mumis. Sveikas. Aš pasigau. Tai kaip čia sugalvojot? Ką čia Dievas sugalvojo? Ką jis viduj buvo įdėta? Kodėl čia? Norit visko, kas geriausia Telšiam. Supratau, reiškia tiesiog, kad Dievas tai palaimino ir atsivėrė šitą galimybę. Jie gal visą laiką buvo atvira, tik mes nematėm. Tai, bet šį kartą mes pamatėm ir iš tikrųjų norim visko, kas geriausia, baltas staltiesas. Supratau. Mantukai, tavo vidus, kaip sakyt, Panevėžys biškį toli nuo Telšių, tai kame kampa? Kaip tave Dievas šį čia užmetė? Mes labai dažnai atvažiuojame iš Žemaitijos su žmona, čia turim savo sodybą, kur aplankom ir sumet Žemaitija mums buvo toks džiaugsmas. O kad čia atvažiavom, tiesiog taip išėjo, kad mes ir nusprendėm su Panevėžiu, kad jeigu mums iškrenta laisvas kažkoks tai laikas ir atsiveria kažkur durys, kažkur kažkam kitiem padėti organizavime, tai mes pilnai norim, ar Panevėžyje ateis žmonių naujų, ar kitame mieste ateis žmonių naujų, mes tą patį džiaugsmą išgyvenom. Ačiū Dievui. Tai Telšiai buvo sumet širdį ir prieš pusę metų Romas Valužis pasakė man tokį kaip pranašystę. Sako, pamatys, o Dievas atsvers vieną dieną kažkada padėti Telšiam organizuoti šitą. Ir ta pranašystė išsipildė, aš nežinau, kad tai bus kažkada, bet paini čia išsipildė. Ir šiandien pamatysit, bus labai daug žmonių. Mintis, kad Dievas ragina prisidėti krikščionis prie įvairaus tarnavimo darbo. Nėra tokio, kad čia mano, čia mano, žinai. Kad vis dėlto mes turime, kaip sakyti, tą pajautimą, kad Kristaus kūnas vienijasi. Ir kaip sakau, Kanal 10 irgi nori ir turi tą viziją ir matymą, kad rodyti visą Kristaus kūną. Ne kažkokį tai ten vieną, sakysime, dalelytę. Aš labai džiaugiuosi, kad VŽB yra tokia, žinai, kaip Kristaus kūno arterijų dalis. Ir kad jinai iš jos juda visos dalelės. Jeigu imam ar iš sekmininko atiteka, ar iš kataliko atiteka, ar iš baptisto atiteka, visi juda, sakysime, ir jie perneša, pasidalina informaciją. Tai iš tikrųjų labai smagu matyti tokį momentą ir tikrai, Kanal 10 žiūrovai, tikrai tikiu, kad jūs turite labai gerą laiką. Žiūrėkite šitą reportažą toliau. Visiems, mano vardas Viktoras, man 53, esu iš Kauno, turiu šeimą, turiu 2 sūnus, 1 žmoną, dirbu radio inžinierius, vienas iš laimingiausių žemėje žmonių. Aš jau čia 30 metų, nuo 33 man čia 53 metai ir aš čia esu vien dėl to, kad esu matęs to, ko jūs nesat matę. Mačiau daug išgydymų, daug pasikeitusių šeimų. Mačiau bomžas, kuris šiandien verslininkas.
Mačiau žmogus, kuris iš vežimėlio invalidas kelias ir eina su garsiais traškiais kaulais, kai jie atsistato į vietą. Ir tylėti nebegali. Nors kai kurie ir sukioja prie durnelius. Bet mes negalime tylėti, nes tai vyksta aplink mus. Dėl to mes esame laimingiausi. Aš prisimenu save 20 metų. Aš gimiau katalikų šeimoje. Kiekvieną sekmadienį mes ėjome į bažnyčią. Aš turiu 2 sesės. Viena sesė jaunesnė metais, kita 10 metų. Ir pirmas įvykis, kuris atsitiko mūsų šeimoje. Mano sesuo jaunesnė metais vieną dieną prie pietų stalo šeimoje pranešė, kad jinai palieka šeimą ir eina tarnauti Dievui. Jinai tampa vienuolė pranciškonė. Ir jau praėjo 3 įžadus ir šiandien nuo to kelio nebėra. Ir tiesiog buvo labai sukrėtimas didžiulis šeimoje. Kaip galima tarnauti to, ko nėra? Tėvas, kam aš auginau dukrą, kad jinai kažkur dabar kažką darytų, išeitų iš namų, o ne man anūkus gimdytų. O aš sugalvoju, kad čia vis dėlto negerai kažkas su bažnyčia. Mama iš pradžių gynėsi, bet paskui apkaltino draugės, su kuriamis jinai buvo susidėjusi. Bet mes negirdėjome jos liudimo. Mano sesers, kažkaip mums Dievas velnias buvo uždengęs ausis, o jinai pasakė. Aš visai nesenai išgirdau tą liudimą. Tada jinai irgi sakė, kad turbūt ne mūsų supratimai buvo tai. Kad sako, aš vieną dieną maldoje pajutau tokią didelę meilę Dievui, kad aš supratau, jeigu aš turėsiu vyrą, aš negalėsiu taip mylėti jo kaip viešpatis. Ir aš negalėjau pasirinkti tokio kelio kaip vienuolės tuo metu ir aš tapau vienuolė, tarnauju jam. Tai jisai mano, jinai yra nuotaka, o jos vyras yra pats viešpas Jėzus Kristus. Gražu. Taigi aš supykau ant Dievo ir bažnyčios, nesupratau, kad čia vis dėlto kalta Dievas ir bažnyčia, kad sesuo išėjo. Ir dar pagalvoju, kad yra labai gera proga sekmadieniais neiti į bažnyčią ir per šventės anksti ryte nesikelti. Ir aš pranešiau savo šeimai, kad kol sesuo negrįš namo, aš nenoriu turėti nieko bendro nei su Dievu, nei su bažnyčia. Ir prašau manęs daugiau jokius renginius, Kalėdas, Velykas nekelti ryte. Ir aš nutariau išeiti į balkoną pasikalbėti su Dievu. Na, jeigu jis gyvas, reikia kalbėti su juo. Tai buvo, prisimenu, puikus vakaras, matėsi žvaigždės, aš buvau išgėręs, žiūrėjau dangų, apsidairiau, kad niekas manęs nematytų, kad nepaskaitytų durneliu. Žiūrėjau dangą ir sakiau, Dieve, jeigu tu esi, aš norėčiau tave išbandyti ir tavim tikėti. Kaip būtų gerai, kad aš turėčiau tokį Dievą kaip tėvą ir tai, ką sako kunigas per pamokslus, būtų tiesa. Ir aš lygtai išgirdau balsą savo širdyje. Išbandyk mane. Paprašyk to, ko tu nori. Ir aš to padarysiu. Ir aš net užmiršau savo pokalbį, tą pažadą. Viskas įvyko taip, kaip aš ir prašiau. Bet aš tai nesureikšminu. Vat, kai kas kalba tokį žodį įtikėjau. Ką reiškia įtikėti? Reiškia pamatyti Dievo ženklus arba stebuklus ir realiai savo akimis ir patikėti, kad Dievas yra gyvas. Ir aš irgi užsimaniau labai pažinti Dievą, pamatyti savo akimis. Ir vėl pastačiau Dievui ultimatumą. Sakau, Dieve, jeigu tu parodysi man stebuklą realų, vat ateina žmogus sergantis arba kažkokia negalia, meldžiasi Jėzaus Kristaus vardu ir jisai išgyja prie mano akių, aš būsiu šitoj bendrijoje ir tarnausiu čia. Nes jau buvau nusipirkęs Bibliją ir radau tokius žodžius, jeigu tai yra iš Dievo, tai ją turi lydėti ženklai ir stebuklai. Tai vadinasi, Dievo darbai čia turi būti ir aš turiu juos pamatyti. Jeigu tai yra, aš čia, o jeigu ne, tai jis sako, čia bambino. Ir aš pradėjau važinėti su jais po tokius renginius, nes nusipirkom aparatūrą savo, stovėjau prie jų. Ir jau lyg tai, aleliuja, kažkas tai jau išgyjo,
Ir aš sakau, Dieve, nesiskaitos, nes nemačiau, kaip buvo prieš tai. Nu, kaip aš turiu spręsti? Gal čia sužaidimas toks. Bet vieną dieną atėjo į mūsų susirinkimą vyras, kuris buvo šuramentis, šlublavo. Pasirodo, jo viena koja buvo trumpesnė. Ar dėl to, kad trumpesnis kaulas, ar dėl to, kad stuburas pasilinkęs, tai man nebuvo labai svarbu, aš mačiau realiai, kad jisai buvo mažesnė. Jie vyrai pasodino į kėdę, batų nenumovė, ištiesė kojas, paėmė už šlaunų taip. Ir aš apsimečiau, kad irgi meldžiuosi prie jo, nes man reikėjo to stebuklo, žiauriai reikėjo. Ir aš žiūriu ir matau, kad vienas kūnas tikrai ilgesnis tenais 3-4 centimetrais. Pradėjo vyrai melstis, Jėzaus Kristaus vardu ir netrukus pradėjo dėkoti. Ir aš savo akim mačiau, kaip koja pradėjo dygti. Ar dygti, ar keistis, ar lenktis, bet nesvarbu. Jis pradėjo lygintis. Ir man akyse nesureiguliavo, aš taip pažiūrėjau, nuvyksta. Aš daugiau nebeprisimenu. Prisimenu, kad jisai išėjo sveikas ir aš važiuoju namo, prisimenu su mašina po susirinkimo, galvoju, eik tu savo, sako. Aš inžinierius, Lietuvoje kažkokius diodus, supranti. Einam į ligoninę, ten operacijas daro, o čia per minutę laiko atstato koją. Pabandyk chirurgiškai tą koją taip pailginti. Ir negaliu tylėti, supranti, man tiesiog plūsta viskas. Aš grįžtu namo pas žmoną, sakau, dar mažiukas vaikas pas mus buvo, sakau, žinai, ten meldėmės mes. Ar jūs čia meldėmės? Jo, meldėmės mes, sakau. Nu ir ten vyrui koja tavo, sakau. Tu gali patikėti. Nu, žmona nieko nesakė, tai palingavo, bet paskui pridūrė, sako, geriau tu niekam nepasakai. Nu, aš galvoju logiškai. Ir mąstydamas galvojau, kas čia bus, ir aš maldoju. Dievas man atidarė tas vietas, kur jisai buvo. Priminė tą vietą, kada aš balkonę prašiau jo. Papasakosiu apie tą vietą, apie šitą, sako, prisiminė, tas įvyko. Tai aš ten buvau. Ir taip man viskas sukilo, susiklostė, kad aš gavau tą liūdimą, kurį aš šiandien turiu. Ir aš papasakojau tą liūdimą, aišku, Algis pasirašė, kad priimtas į narius. Aš galvoju, kaip bus, kaip nebus, bet meldžiuosi. Ir aš prabuvau tą vakarą, aš tą maldą ir man taip jinai patiko. Aš prisimenu, važiuoju namo. Tai buvo Birštone, važiuoju į Kauną. Kaunas šviečia, tamsoju. Aš spėjau, kraštis sustojo, avarinį įsijungiau. Sakau, Dieve, aš nenoriu ten važiuoti. Ten nuodėmė. Ten ta pati žmona. Tas pats šuo. Ir aš neišbūsiu toks šventas, kaip dabar esu. Aš noriu būti su tavim, sakau. Ir tada pirmą kartą turbūt aš išgirdau balsą, aš nesupratau, kad tai šneka. Sakė, ateis laikas, būsiu su manim. Bet dabar tu man reikalingas tenai. Pasakotum ir tarnautum man. Ir jis man dar pridūrė, kaip rimtai, sako, tu mane žiūrėsi, kaip aš rimtai tavo gyvenime veiksiu. Aš supratau, kad čia ne žaidimai, ir papuoliau, bet aš iš kitos pusės ir džiaugiausi. Aš galvoju, tiksliai, gal tu neatleidus. Jie atleis mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai nereiškia, kad tu nusidėjus, kad tu nemokai atleisti kitiems. Nu ir aš priėjau prie jos, sakau, sugalvom maldą, per kurią tu atleisi savo kaltininkams, kurie tave skriaudė, kurie iš tavęs tyčiojasi, išvardino tos žmonės. Ir galų galia dar Dievas parodė, kad reikia atleisti pačiai savo, už tai dėl ko save gyvenime kaltini dėl kažkokių įvykių. Nes ne tu ten buvai, šėtonas tavo gyvenime buvo. Ir mes kai tai sukalbėjom, aš vėl priėjau prie kojų, vėl pasėmiau jas. Bet jau į kojų galus negalėjau žiūrėti, nes tikėjimas iškart leidžiasi. Aš žiūrėjau kažkur į pilvo sritį, ten kur kelnės, ir meldžiuosi. Savo maldą paprastą, kurią jau turėjau. Ir aš pastebėjau, kad kažkas šlama, ir matau, kad kelnės jau tas riegas, raukštas pradeda lygintis. Ir aš tik nuleidau kojų, galvą, akis, žiūriu, iš tų 5 liko ten gal 5 milimetrai. Ir aš tik staigiai padėjau kojas, sakau, Dievas tave išgynė. Galvoju, jeigu pradėsi, tai įbaigsi, reikia čia daugiau. Jis pradėjo šokinėti ir sako, aš liūdėsiu visiems savo bendrabutį, kur gyvenau. Prie manęs eilė sustojo kitų žmonių.
Bet aš irgi buvau pilnas, nes man rankos nuo dalinimo drobėjo. Žinai, kaip pagauni didelę žuvį, tai kitos su nieko neuždėsi. Čia lygiai tas pats. Bet kas nebūtų keista, aš žinau, kad tai ne aš darau, Dievas daro. Kur tik dideli rankai krenta, kur tik dideli rankai išgyja. Ar tikit stebuklais? Man šiandien įvyko stebuklas. Aš žinot tą istoriją, kada Jėzus padaugino duoną iš kelių žuvelių ir kelių kepaliukų pamaitino 1000 žmonių. O keliais 1000. Šiandien, pasakykit, kas pranešėt, pakelkit ranką, kas pranešėt, kad šiandien būsit šitam vakare. Kiek čia tokių žmonių yra? 2, 3, 10 tegu būna. 10 žmonių. Maisto užsakiau aklai. Ir neliko nei vienos porcijos ir nei vieno alkoholio. Įsivaizduot, aš tai nesuprantu. Ir va, tai truko 8 metai, per tos 8 metus aš išgyvenau 2 insultus, infarktą, epilepsijas, visokias, aš gyvenimo aukosi ir aš galvoju, ten Dievas kažkur toli, aš jam tikrai nesu reikalingas, bet eisiu aš jam ką nors pasakysiu. Išėjau į laukus, aš tuo metu dar tik 10 žodžių tai žinojau, 3 iš jų nekeiksmažodžių, aš galvojau, iš labą dieną ir viso gero, nieko šiandien nepasakysiu. Davai, ką galvoju, aš jam viską pasakysiu. Nuėjau į laukus, aš iš tikrųjų atsiguliau ir visus tos 10 žodžių aš jam įsakiau, aš buvau aš toks protingas, aš atėjau, sakau, viešpatie, dabar aš tau kalbėsiu. Man atrodo, kad aš jam kaip pasakysiu, jisai išgėdas ten iškris iš dangaus, užsikyk už tų rėkų, kad neiškristum. Bet pasikvietęs jį, aš sakau, viešpatie, jeigu tu toks, aš tai netikiu, bet jeigu tu toks esi, kaip tas ir anas sako, ateik į mano gyvenimą ir pakeisk. Aš iki to momento aš negalvojau, kad kažkas gali su manim pradėti darbą. Plamai, aš toks gyvenimą iki to нedirbал, pas mane buvo ta kreda отработать конь, дохнуть и трактор ломается, jeigu arkliai dvėsta, tai jie daugiau sveikatos turi, aš tikrai žiūrėjau, niekas nesivyžė, tas pačias tabletės nuo epilepsijos, tie patys ramentai, tie patys kalba apie priklausomybę ir taip tada, aš tada sakau, viešpatie vėl, ėjau pas jį, sakau, žiūrėk dabar, aš nebevartoju, bet tu, man atrodo, ten su Petru biškį uždėti, ir tyčiuosi iš manęs, aš taip kalbėdavau, aš taip, pas mane toks mąstymas buvo. Jūs matėte dabar mane visiškai sveika, aš neseniai daugiau kolegijų klaipėdos ir dirbu savo mėgiamą darbą, iš tikrųjų esu laimingiausias žmogus. Kas liečia laimingiausias, aš dabar suprantu, ačiū už tą bendriją ir aš suprantu, kas tas yra laimingiausias pasaulio žmogus. Tai va, toks mano liudijimas. Šarvime lyglumą, tūkstančiai kartų ir giedamau dėkingos esmėje. Sikas juo tikėjo ir priėmė širdį, giedamau dėkingos esmėje. Visagalis esi, didingiausias esi, aukščiau visų vardų. Ir man, tau valdovų, karalių,
kartu pažengti Taigi mano vardas Artūras, man 61. Iš Dievo malonės turiu 2 dukras. Ir kaip sakė Viktoras, 1 žmoną, ačiū už savo šeimą, dėkoju Dievui. Tai mano turtas, kurį aš turiu, kurio anksčiau nevertinu, taigi aš esu bendrijai 14 metų.
Ir šį kartą bus jums inteligento liudijimas, kuris kalėjimuose nesėdėjo, nevartojo kažko tai daug. Ir jau ieškojau išeities iš tos padėties, nes nebesupratau, aš bandau patirti gyvenimo džiaugsmą, bet jisai trunka tik labai trumpai, o po to vėl ateina kartėlis. Tuos 20 metų mišiuose būdavau labai dalykiškai nusiteikęs, visada spoksodavau laikrodį, kad tas renginys manęs per daug neužlaikytų. Visus tuos, kurie mane supo tuose mišiuose, tame renginyje aš mačiau kaip menkaverčius, mano dėmesio iš aukšto žiūrint, kaip apgailėtinos būtybės, kurios negali už save pastovėti, taigi randa vietą čia tos moterys suvargusios, ten vaikai, seneliai, tiesiog apgailėtina publika. Bet čia Taigi su tokiam pačiam nuostatom ateinu į šitas pirmos komunijos iškilmes ir vėlgi laukiu, kada viskas tas baigsis ir tai manęs per daug nesutrukdys. Nors iš tiesų žinau, kad ant mano širdies kabo tie akmenys, nuodėmių akmenys, kurie jau tapo sunkus. Ir nes tai man suskambėjo šitą evangeliją, nes aš supratau, jeigu aš nieko nepakeisiu savo gyvenime, man bus kaip toms paikoms mergaitėms, kurios priėjo prie tų vartų, kur stovėjo jaunikis, tai yra, į kuriuos įėjo jaunikis, bet jos buvo uždarytos. Jos sakė, gerbiamasis, prašome mus įleisti. O jis atsakė maždaug tokiais žodžiais, aš jūsų nepažįstu. Nes jį susiradau ir pasiprašiau išpažinties ir jisai priėmė mano ramybės ir džiaugsmo. Ir kad ko nors nepraleisčiau to išpažintyje, aš turėjau vaikišką maldinėlį iš dukros pasiėmęs ir ten žiūrėjau 10 Dievo įsakymų. Nenuleisdamas, tai yra nepakeldamas galvos, išsakinėjau, kame aš buvau nusidėjęs tiems 10 įsakymų. O akių pakelti nedrįsau, nes iš vienos pusės buvo gėda sakyti žmogui, kame aš buvau, bet iš kitos pusės buvo spaudimas išsakyti, išsivalyti, nusimesti tos akmenys. Na ir kai viską jau išvardinau, lyg tai nusiraminau ir savo nuostabą išgirdau, kad Jėzus man atleidžia. Kažkaip neprisimenu šito pasakymo tuose vaikiškuose mokyklinėse išpažintiese, tik atsimenu, kad buvo palengvėdavo po tų išpažinčių. Čia aiškiai išgirstu, Jėzus man atleidžia. Aš pats savo neatleidau tuo momentu, kame aš buvau, jis tai man atleidžia. Taigi ta diena ir aš tiesiog perskaičiau ir ant manęs nužengė tas amžino džiaugsmo, meilės ir pilnatvės šaltinis. Aš supratau, kad štai jis yra čia. Aš jo ieškojau kažkur pasaulyje, o jis yra čia. Kaina, turintis vienintelį kainą, tai yra mano atgaila. Ir tada suvokiau, kad mano gyvenimas nepasibaigs šitam pasaulyje kirminų graužiamas. Mano pabaigai Dievas pasakė jau savo žodį šventajame rašte, kad jisai yra su manim, dabar ir per amžius. Taigi aš pereinu kartu su Dievu iš jo malonės ir į tą amžinąjį būvį. Aš patikėjau tą žinią, aš irgi savo pasakiau, kad ir man reikia tokios atsakymo iš Dievo. Aš nesu taip baisiai prisidirbęs kaip tie žmonės, kurie ten liūdėjo, bet pats jau nebesusitvarkau. Na ir kai sužinojau, kur ta bendrija renkasi, buvo pasakytas telefonas ir nuoroda į puslapį, susiradau tą puslapį, perklausiau ten pristatytus liudijimus, susiradau dar puslapyje buvo taip pat nuoroda į knygą Laimingiausiai žemėje žmonės. Pradėjau vakare skaityti tą knygą ir ryte pabaigiau skaityti, negalėjau atsitraukti, su ašaromis, vietomis ir su džiaugsmu akyse.
atsirado noras suprasti, ar iš tikrųjų tokie vyrai, kokie ten aprašyti, va čia yra Lietuvoje. Lygiai tas pats čia vyksta, jeigu jie vadina save veiklių žmonių bendrijos atstovais. Vienas skyrius, kitas skyrius skirtingose miestuose. Taigi atsirado smalsumas, tiesiog noras pamatyti juos gyvai, kaip jie atrodo. Kita vertus, aš buvau vedamas to noro gauti pagalbą, tame, kad aš pats nesusitvarkau. Aš dar nežinau tos paprastos tiesos, kurią žino kiekvienas krikščionis, kad vienas krikščionis yra lengvas grobis šėtonui. Aš neturėjau bendrijos, neturėjau į ką atsiremti, iš kur gauti pagalbos ir pastiprinimo. Ir vilties. Buvau egoistų, Dievas palaipsniui per metus pakeitė į žmogų, kuris savo laisvalaikį, aišku, neapleidžia šeimos, atiduoda tam, kad kiti išgirstų apie Dievo meilę. Taigi šitas renginys yra skirtas tam, kad kuo daugiau žmonių, ir aš džiaugiuosi, kad šitoje auditorijoje yra tie, kurie atėjo čia pirmą kartą. Tai šitas renginys yra dėl jūsų. Dėl jūsų išgelbėjimo, dėl jūsų pastiprinimo, padrasinimo, priimti tą naujieną, kad Jėzus prisiėmė auką ant kryžiaus dėl jūsų asmeniškai, dėl kiekvieno iš jūsų asmeniškai. Belieka pasinaudoti šitą malonę ir priimti jo išgelbėjimą savo. Mes suteikiam tą galimybę pasikviesti Jėzų į savo širdį. Mes suteikiam tik galimybę, nes Jėzus yra švelnus, jis yra pagarbus, jis yra tas, kurį reikia pasikviesti, kuris nesiveržia į jūsų gyvenimą, jeigu jūs jo nepakviečiate. Jeigu pirmą kartą esate čia, pirmą kartą girdite tokias istorijas, liudimus, ir tikrai vyrai atviravo šiandien, ir negalėtumėt pasakyti, kad esate laimingas. Nes jeigu žmogus gyvena kaltė ir gėda, žmogus šitai jis negali būti laimingas iš tikrųjų. Bet mes patys savęs apvalyti negalim iš tikrųjų. Tai Viktoro gyvenimo pasikeitimas ir širdies pasikeitimas vyko po to, kai Jėzus aplankė jį. Andriaus, ne? Kaip? Vitalijaus gyvenimas pasikeitė ir širdis po to, kai jisai pasakė, Dieve, ten su Petru, baig čia bairis dėsti. Kada jis kreipėsi nuoširdžiai Dievą. Ir taip pat ir Artūro gyvenimas pasikeitė ir širdis, kada Jėzus atėjo į jų gyvenimus. Ir aš sakysiu žodžius, čia liečia pirmiausia kiekvieną iš jūsų, kuris gal nepažįstat asmeniškai, nepažįstat asmeniškai Jėzus. Galbūt tikit, kad jis yra, bet negalėtume papasakoti tokių istorijų, kokias pasakoja šiandien vyrai. Tai pirmiausia, jūs liečia. Aš noriu paprašyti tiesiog, kad palenktume savo galvą, užmerktume akis ir pabūtume patys su savimi. Ir tiesiog per kelias akimirkas prisiminkit, per ką šiandien išgirdote. Ir būkit nuoširdus patys su savimi ir su tuo, kuris yra čia savo dvasia, kuris pakeitė šiandien liudijusių žmonių gyvenimus, likimus, širdis. Ir aš pasakysiu žodžius, tiesiog noriu, kad tai taptų tavo žodžiais. Kartok tos žodžius iš visos širdies, ne mintyse, bet garsiai. Kreipkis, kaip kreipėsi į jį šiandien liudija vyrai. Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad šiandien išgirdau tiesą. Reiškia, tu iš tikrųjų esi. Reiškia, iš tikrųjų buvo pralietas tavo kraujas. Reiškia, iš tikrųjų tu mirėjai ant kryžiaus. Ir reiškia, esi gyvas. Prisikėlė iš numirusių. Ir šį vakarą esi šalia manęs.
reiškia, tu pažįsti taip pat ir mane. Kad visą tai padarei ir dėl manęs. Viešpatie, aš visą širdim nusikreičiu nuo savo praeities dabar. Ir visą širdim atsisuku į tave. Pirmiausia, atleisk ir man. Už mano nuodėmes. Tiesiog mano nuodėmingą gyvenimo būdą. Taip pat mano suteptą gyvenimą. Savo kraują apvalyk mane. Tegul visa, kas sena, praeina. Tegul viskas patampa nauja. Savo buvimo įeik į mano širdį. Ir į mano gyvenimą. Kaip viešpats ir gelbėtojas. Apsigyvenk manyje. Ir pasilik su manim per amžius. Duok man naują prigimtį. Duok man naują širdį. Ir amžinį gyvenimą. Aš priimu tave dabar. Ir širdimi tikėdamas, garsiai lūpomis išpažįstu, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir nuo šiandien jis yra mano viešpats. Ir mano gelbėtojas. Ačiū, kad išklausai mane. Įeini mano širdį. Nuplauni mano praeitį. Ir dovanoji man amžiną gyvenimą. Seksiu tavimi per visas likusias savo gyvenimo dienas. Amen. Amen. Labas, Vidmantai. Labas. Nu, iš tikrųjų labai gera, kai toks renginys vyksta. Ką pats išgyveni, ką Dievas daro, sakysime, kai tu matai šitą darbą vyksta? Nu, aš jau čia senokai telšiuose buvau, bet ką iš čia telšiuose daro, tai čia nuostabu. Čia kaip Kauno banketas, kaip nežinau, kaip Vilniuje, Klaipėdoje, pilna, šitiek žmonių. Visiems Dievo reikia, niekas niekur nebėga, pilna. Šaunu. Dar kartą parodo, kad viešpats myli. Tai reiškia, verta netgi iš Kauno atvažiuoti, kad patirtum Dievo darbus. Na, iš Kauno, iš Vilniaus atsibeldė, dar būtų toliau didesnė valstybė atsibelsus kaip ir kur. Jo, tai iš tikrųjų malonumas, gera, kad neturiu ką sakyti, džiaugiuosi. Tai ačiū, kad čia esi. Ačiū. Sveikas, Rokai. Sveiki. Iš tikrųjų gera, kad čianai pamatyti tave. Kas atveda? Atveda, kad Jėzus yra gyvas šituose renginiuose, kad tai nėra tik tai religija, tai nėra kažkas netikro, bet yra, matai žmonių gyvenim, perkeistų žmonių gyvenimus ir tu supranti, kad tai yra Dievo stebuklas ir kad Dievas yra gyvas, jis veikia mūsų gyvenimuose ir tai pastiprina mano tikėjimą judėti toliau, tikėjimo kelionė, nes tikėjimas yra kaip maratonas, ilga distancija ir čia tiesiog pasistiprinti, kad atkovoti tą kovą su Dievu. Tai reiškia, yra tokia gera vieta augti. Gera vieta augti, tada tu toks pakilėtas ir tu pasipildai tos jėgos, šviežumo, atsišviežini ir tu gali savo aplinkoje, savo darbe liudyti Jėzų, būti tiesiog su Dievu ir tu pats tavo tikėjimas auga, nes per gyvenimo visus išbandymus šiek tiek tikėjimas sumažėja, o čia atvyksti, pasistiprini, pamatai vyrus tikinčius ir labai taip mane asmeniškai pastiprina ir aš džiaugiuosi, kad galiu būti čia. Ačiū tau. Labas, Algirdai. Labas vakaras, malonu matyti. Man irgi labai malonu, iš tikrųjų, iš Palangos. Taip, iš Palangos. Ir kas pakvietė? Mano draugas ir brolis ir giminaitis yra sesuo gyvena su vyru čia. Ai, telšiuose yra savų. Ir tos skyriaus jie vadovauja, tos skyriai. Supratau. Nu ir koks įspūdis čianai pabūti?
Tai įspūdis geras, kad yra evangelistų grupė, kuri dirba darbą, kuri yra susijungusi ir dirba eilę metų. Todėl negali Dievas neliūdžiai ženklais stebuklais. Tai reiškia, o vat pačiam asmeniškai, sakysime, gal irgi Dievas prakalba, būna momentai, kad kažką sako, vat tokiuose renginiuose. Galbūt matau konkrečiai, kad kiekvienas žmogus turi būti savo vietą. Man evangelija tai pats geriausias žodis yra, bet yra laikai, žinai, yra jaunystė, kai tu skelbi evangeliją energingai ir po to perėmė tą tarnystę, žinai. Kaip šiandien būdamas, tokio ganytojo, kokie esu šiandien, tai atima laiko ir jau yra mano užduotis pakelti evangelistus. Ir jau po kiek metų jau pradeda teikti tokie kaip evangelistai ir žmonės, kurie tikrai nori dirbti evangelinį darbą. Tai kai tu matai tokį renginį, tikiu, kad tavo širdis džiaugiasi. Džiaugiasi labai, nes tai matyti žmonių veidus, kad jie iš tikrųjų jiems reikia Kristaus. Tai iš tikrųjų labai malonu, kad kokie bebūtų būsenai, ar tu būsi išsilavinęs, neįsilavinęs, vis tiek reikia Kristaus. Labai svarbu. Ačiū už tas kelias mintis ir tikrai sveiki. Sveiki. Labai malonu jūs čia matyti, kaip jau ir man pasakėte, Jonas jūsų vardas. Ir kaip įspūdis, sakysime, va tokio renginio, kad jisai vyksta Telšiuose, ar džiaugiatės? Iš tikrųjų, tai girdėjęs esu per Marijos radiją, bendrai apie šitą reiškia bendriją iš jų liudijimų. Tai, o dalyvauju ir matau tai pirmą kartą. Iš tikrųjų, taip pat įspūdis tikrai va toks, sakyčiau, vis tiek jaučiasi, kad žmonės liudija Jėzaus buvimą su mumis. Patys gailestingosios meilės yra vyrai tiesiog savo šitie paliesti, perkeisti ir, kaip sakant, tą išnešama žmonėms. Man tai labiausiai tiesiog iš šalies taip stebi, džiaugiuosi tokiu nuoširdumu, paprastumu ir tikrumu. Tikrai tie visi dalykai, jie labiausiai yra Tas tikrumas, kaip sakoma, ir paliečia. Taip. Aš manau, kad ir jaučiasi pati auditorija, sakykime, su tokiu atsidavimu, nuoširdumu priima. Ačiū Jums labai, kad pasidalinote.